Kas ne taip, kas ne. Nu, čia Gorilla Grip jau nieko nepadarys. Ne. Mes geriam ne vien tik kavą. Mes geriam ir rožinę Zero švepsę. Taip pat ant meniu turime Pepsi. This is not us. We don't do Pepsi. Turime Coke Light. kolą be kofeino. Be kofeino, taip. Ir This is be what we do. kalorijų. Because we're so skinny. Turime Coke Zero. Taip. Ir turime Coke Zero caffeine, kas yra pasirodo Čia toks čia- negu šitas. O kuo skiriasi? Nes čia yra Coke Zero, o čia yra Coke Zero. Light. Yeah. Okay. Tai Okay. žodžiu, nėra kad hidratuoti, bet atsigerti turim ką kitoj pusėje, Jo. dar kažko. O kai labai prigeriam, tai tada einam sportuoti, užsidedam juostą čia taip ir taip. Kojytės. Jeigu Karlas būna blogas, kartais aš jam biškį pašaudau ugnelę į kojytes. Turime daug smilkalų. Tipo, what's on my table haul. Jo. Ko mes dar? Oi, dar žiūrėk, paviršom svarbiausia. Ai. Kodėl mūsų rankos tokios stiprios? Jo. Tai turim hintuliukus. Kiek čia? 2,2 LBS, 1 kilas iš Decathlano. 10 eurasikų už 2. Su kodu Rugilė. 2 už 1 kainą. Taip. Nu, ten sakyt, nieko. Nereik žinos. Nežinai ir širdies. Ne, bet turim labai priti smilkalus, ne, kiek pamenu. Jo. Labai priti pakuotės, atrodo beveik kaip šokoladai realiai, nes storuliukas tai žinai. Pirma asociacija nėra, kad galiu išimti net su šitais nagais. Bet žodžiu, žiauriai priti rekomenduoju, čia yra kažkur vietiniai, kažkur pirkai vietoje. Pardės Natura, jie internetu įprastinė, natura.com, čia nežinau, neįsivaizduoju, natura.is. Jo, tai žodžiu, toks būtų hauliukas. Žodžiu, turim dalykų, Dar turim paveikslų, bet čia kitam kartui. turim paveikslų, turim va kristaliukų, turim Palo Santo, turim smilkaliuką, turim padėkliukus, kuriuos Viljamas sudaužė. Nu, bet už tai ir dabar Patreonas mūsų. Jo. Ir tada jau turim radelį. Taip. Tai va. Brandintis fermentuotų failų, reikėjo net pažiūrėti, kad prisiminčiau pavadinimą. Mes negirti, šiaip parašinėm anksčiau neįprasta netgi. Taip, saulės nubučiuoti. Nu tai gerai, ką žinau. Holas baigtas. Kur pas į podcastą? Turim kaip krypį vyresnį vyrą, kuris Aha. sėdi balkonė ir nežiūri į mus, bet jis gali mus matyti. But we like being watched. Kinda, yeah. Also, he's shirtless, just for the record. Praėjusią kartą tie laižasi, šį kartą kažkoks širlas vyras man žiūri, žodžiu, Ir tikrai čia Ispanija. kažkas žolę rūka. Ne, čia, gal čia, nežinau, labai, čia kai tvarkiau Na, savo, šitie jau labai, gal tie rūka. gal tie labai intensyvus velnio salotų kvapas. Nu, tai velnio salotą. Noriu perduoti linkėjimus savo bosui, kuris manęs prašo atsiųsti jam linkus į mūsų podcastą. Kai aš jam vakar Į pasakiau. lietuvišką? Jo, aš vakar pasakiau apie tą podcastą ir aš dabar apsėsiu. Kiekvienas mūsų skambutis baigėsi tuo, kad kas 5 minutės manęs klausinėja apie podcastą ir man jis dabar siūs bylas visokias. Ok. Žiūrėjau, sakė, O gal nori būti Patreonu? Sakė, atsiųsk linkus, parodysiu žmonai, parodysiu dukrai, žiauriai patiks jam. Tai reikės dabar sudėti angliškus subtitrus į visus, žinai. Epizodus, kad galėtų Na žiūrėti. tai ten suspaust, kad darytų tos angliškus. Tai va, tai turim dabar jau ir tarptautinį gerbėjų, ne tik Viljamą. Nu, turėjom kažkada ir tarptautinį podcastą. Turėjom kažkokį tarptautinį podcastą. Šiaip jo, nes yra sakė, kodėl nedarot angliškai. Tai turėjau jam pasakyti, kad Karas nemoka angliškai. Jo, tai nereikėjo sakyti, reikėjo nusiųsti Jo. epizodą, kuris man ar sakyti, tu galvoji šitas surutis, galiu tęsti podcastą su šitu. Baig. Viskas ant magarimas, It's true. patingėjom. Ne. Oficialioji versija patingėjom, neoficialioji aš tiesiog negalėjau klausyti savęs ir savo broken English. O šito Gal gali išmokt klausyt? kalbėti? Reikėtų.
Tai sveiki atvykę į paskutinę seriją. Paskutinė serija, kai jis gyvas, jisai tikrai pasirodys dar ateityje, vienu ar kitą formą. Kitoj serijai bus paslaptingas Karolio dingimas Lanzarotį. O dėl tai mes kažkada turėjom tokią idėją. Taip. Ne, tiesiog sėdėsi toks, žinai, visas stiff, iš kamšėlio tokia, bet taip padarytas, kad toliau sėdė. Pajudino rankytės, kokias, Viljamas iš tavęs. Pririštas tas žilkas, žinai. Jis ten sėdi ir tiesiog traukinėja. Ne, jisai stovi ir kaip tos lėlės su tais kryžium, tokiu pagaliuku. Kaip Backstreet Boys ar NSYNC tam vidė. Mūsų nuogas kaimynas išėjo, nepatiko jo mūsų japinimas. Turbūt, jau. Nu, pats kalts. Sveikučiai. Mes Karolis. Ir Rugilė. Sveikiname jūs atvykus į 5 naujo sezono epizodą. Something like that. Kažkas tokio. Kokį 3.8 čia, ne? 3.9. 3.9. Sakant 40. What? Aš galvoju vėliau nuo anyway. Atsiprašom už foninę muziką, kažkas klauso Oasis. Ar net gal neklauso, groja Oasis? Gal klauso labiau. Gal klauso. Kažkuris... Nu tikrai negausiai, nes sureguliuotas garsas. Kažkuris ispanas čia dirbo šiandien lauke ir žiauriai garsiai buvo pasileidęs Material Girl by Madonna ir dainavo belekai, bet taip iš širdies, tokiu, žinai, tokiu pakimusiu ispanišku vyresnio vyro balsu tiek, manau, labai patinka. Ne, tai aišku, parėkit dabar. Tai kas bus šiandien? Kokią burkeriją mums paruošė? Norėčiau atkreipdėmėsi labai gražius Rugilės nagus. Special for podcast. Į praėjusius tai neatkreipi dėmesį. I feel favoritism. Oi, tai šiandien, žinok, bus vaikų daug trigerių gaiduko įspėjimų. O istorija tai realiai bus apie kebabus. Su česnakiniu tikiuosi. Ir su česnakiniu, ir su papildomais ypatingais dalykais juose. Aš jau bijau. Nu, bet ką padarysi? Žinai, reikia vis tiek grįžti prie šaknų. Tai šiandien grįžime prie mano šaknų, kas yra tikras nusikaltimas. Nu, nes praėjęs, kad labiau kultas buvo, žinai, tai ne. Loophole. Plius, nu, žinai, ateiviai tam labai reikia jam ruoštis, tai. Jo. Tai žodžiu, nežinau, galima važiuoti, jeigu nori. Galim, jo, gal. Aš mačiau kažkaip lėktuve vyresnės moteris atidarinėjo, kad pirmiausia čia užkiša taip, biškį atkelia ir tada jau. Aš kai turėdavau ilgus nagus, buvau išmokus labai gerai su žinaigu atsidariu, su šaukštuku. Šaukštuką pakišu po ten ir atkelia. Bet kadangi tiek dalykų po stalu, bet šaukštuko nėra. Tai... Na. Vydant jų šaukštukai. Ai, nepalauk, ten heroinas šaukštukose būna. Nu, tai draugė, šiandien pradėsim nuo gėdukėlio įspėjimėlio. Tai bus vienas iš tų, kur tam tikroje vietoje, nu, šiaip galit valgyt, bet, bet galit ir nevalgys. Toks, nu, žinai, man vakar buvo labai džiaugiausi, kad neįrašinėjom, nes po šito nelabai greito maisto potencialiai gali norėtis. Bet, nu, pažiūrėt, parašykit. Jeigu klausėt, pavyzdžiui, kokį penktadienį, šeštadienį ar valgėt greitą maistą, ar kažkaip paveikė jūs tai. O taip tai standartiškai, žinok, bus. Bus vaikų seksualinė prievarta, bus šiaip seksualinė prievarta, bus, o Jezus, ko čia dar bus,
Šiaip visokie ten tokie nusikaltimai, kas ten dar bus. Šiaip, blemba, kai rašiau, tiek buvo daug įdukės mum, bet nieko nesusidėjo. Kad žinau, gal ir viskas realiai, tai gal net ir nėra daug tų įdukų įspėjimų, bet kaip visada patys geriausi. Paliekė kaip visada smagių dalykų. Laukiu, nekantrauju. Nu, tai žinai, Watkinsas mirė, tai reikia pagerbti su tam tikram temam. Nu, žodžiu, jeigu prisiminsiu daugiau, tai paskui čia padarysim bėgančią eilutę, kaip kažkada darėm, jeigu yra daugiau trigger. Nu, tai ką darysim, pasakosim istoriją. Nustebsiu šiandien aš ne tik, kad ne Pietų Amerikoje. Ne, nesakyk taip. Bet net ir nepaprastoje Amerikoje. Oho. Šiandien, o šiaip būtų gal gerai disablint visus apsus, kad į mailai neitų. Tai šiandien mes keliausim atgal į Europą. Į Europą, jei. Ir kelsimės į mano antrus namus realiai, į Jungtinės karalystės. Galvojau, kad Rumunija, bet... Pasakai man, kad aš turiu didelę nosį ir kad esu čigonė? Romė? Nesakiau nieko apie nosį. Prie ko čia Rumunija? Nežinau. Drako? Yra to. Bounce on it. Crazy style. Exactly. Gerai, Jungtinė karalystė, tai... Tu jau iš to, ką pasakei, realiai, kelsimės Jungtinė karalystė, tai jau kokiam nors hujavom bare, ten gamina kačių kebabus. Ar tai pasakosi Svinio Todo istoriją? Ką? Svinio Todo istorija. Svinis Todas filmas, kur darė pyragėlius iš žmonių. Ne. Ne, šiandien mes kelsimės į Jungtinę karalystę ir keliausim į, nors ir mano antri namai, bet keliausim į miestą, kur niekad nesu buvus. Tai į Juodą baseiną, arba kitaip Blackpool. Blackpool? Blackpool-like. Tai Blackpoolas yra toks, tradicinis angliškas, žinai, pajūrio miestukas. Kaip ir jie visi, pažiūrėk, nuotraukytą. Nu, tokias, žinai. Very pretty. Šitas visur palei tą jau jūros gatvę, ten, žinai, viešbučiai, arkados, ten šviesos neoninės, žinai, tai kautų restoranai, taip toliau, žuvis ir bulvės, ten žaidimų arkados, tas ilgas, matęs iš to kitą, žinai. Tas pieras. Negali sakyti tiltas, jo, bet pieras, nežinau kaip išverst pierą. Dabar, kur tiltas ir ten galo yra prieplauka, turbūt. Platforma su ten tais jau pasilinksimo centrais, su samtintom atrakcionais ir taip toliau. Nu, tai žodžiu, tai iš pažiūros toks gražus tas mūsų Blackpool, bet po šito gražu ir iš nuotraukų bent jau gražu, nes niekad nesam buvę, tu irgi nebuvai, ne? Ne. Aš ten gerlet į Jungtinį karalystę buvęs. Kaip tik šiandien rašinėjom lygiai prieš, nežinau, 8 metus tu buvai su manim Londonėse. Jo, tai buvau Londone, buvau Lyce. Ir tada, kad ir kur vyko Gagos koncertas, arba Mančesterė, arba kitas irgi iš didesnių, kur netoli. Nes pro vieną pravažiavom, o kitam buvo koncertas. Liverpool. Nu tai žodžiu, tai po šituo gražu pilveliu Blackpoolo slypi daug pavėsio, apie kurį mes šiandien ir kalbėsim. Tai Blackpoolas, šiaip žinai, čia statistiškai, kad geriau suprasti, apie ką mes kalbėsim, jau kaip pamatyti tą gražią fotkę, tai Blackpoolas 94-95 metais turėjo aukščiausią nusikaltimų lygį visam Lancashire, kas, čia žinai, ta apygarda, bet nėra, kad tai maža. Antrą aukščiausią seksualinių nusikaltimų lygį Lancashire. Tai yra viena nesveikiausių vietų gyventi Jungtinėje karalystėje bendrai. Gal antra pagal tai, kokia žema yra ilgaamžiškumo tikimybė. Irgi Jungtinės karalystės kontekste. Viena nesveikiausių vietų, man atrodo, jau sakiau, jo, ir 25 metais 6 blogiausia vieta gyventi Jungtinėje karalystėje, kas reiškia, kad jie šiaip pasitempė biškį, nes 2021 buvo antra blogiausia vieta viso Jungtinėje karalystėje, tai toksai, žinai. O tai apie nesveikumą dar papasakosi, ar čia labiau, kodėl taip nesveika? Nu, nesveika, nes... Ar čia dėl to, kad miršta visi, nes nužudo jos? Ne, dėl to, kad labai daug skurdo, labai blogo lygio paslaugos visokios ir taip toliau. Ja. Sumaišy man kortas dabar, panašu, ką kalbėjau.
Ai, nu tai kodėl čia taip yra Tai kodėl čia taip blogai? Tai kad be šitų visokių skurdų ir prastų nusikaltimų mes turim labai kitą didelį momentą, kuris daro tai visišką šiknaskylę Jungtinės karalystės. Tai turim vaikų seksualinio išnaudojimo grupės, kur tipo nėra gal taip neįprasta dėja, bet kas yra įdomu, kad jos yra operuojamos, valdomos iš vietinių maisto išsinešimui visokių ten įstaigų, parduotuvėlių, restoranų ir taip toliau. O my god, ar tai Pizzageitas, ar koks ten buvo? Tai šiandien pakalbėsime Frančizė. Jo. Kaip tai galvojau, kad sakys kažką apie Pizzagate, kai ruošiuosi, bet man tai kaip aš tai gerai pažįstu. Geriau nei tu pats save. Taip. Tai šiandien pakalbėsime apie vieną iš nusikaltimų, kuris įvyko Blackpool'e gal ir gana seniai, tai ankstyvais 2000-aisiais. Ir jisai būtent ir ištraukė į šviesą visą šitą neskanę, paslėptą, žinai, srovę, sakykime, papilvę Blackpool'o ir šitą istoriją buvo ir vis dar yra didžiausias istorijoje tyrimas visoje Lancashire apskrity. Tai mūsų herojė šitos istorijos tokia mergaitė pavadinama Charlene Downs. Ir kai vyksta viskas, šita istorija, kai vyksta, jai buvo 14 metų, ir jinai pradingo 2003 metais be žinios. Tai nors šitai istorijai virš 20 metų, bet jinai vis dar gana moderni ir, sakykime, nušviečia opes problemas ne tik Blackpool'e, bet ir net ne tik ir Jungtinėje karalystėje, bet turbūt ir visam pasauliu. Tai mūsų Charlene gimė 89 metais Coventryje, kuris kaip ir visai graži tokia vieta Aukuose. Gimė mamai Karen ir tėvui Robertui, kurie turėjo 4 vaikus. Ką jie veikia gyvenime, nežinau ir nėra svarbu. Bet kad ar ką jie veikia, kažkaip tai 99 metais juos nuvedė iš Coventry'o į Blackpool'ą. Ir tai Charlene tuo metu kiek buvo, 11 metų, 10 gal. Ir tai buvo tokia normali jauna paauglė, žinai, mėgo ten tą Westlife grupę, kur kartais mes tau su Williamu dainuojam Oh Mandy. Yeah. Mėgo Westlife, mėgo madą, jos dažniausiai laiko praleidžimas būdavo kaip ir daugelio vaikų tuo, ar ten jaunų paauglių tuo metu. Tai jie visi susitikdavo ir į tas arkadas prie žinai, jūros žaisti žaidimukų. Tai kaip ir jinai buvo paprasta mergaitė. Kas buvo gal apie ją šiek tiek mažiau paprasta, tai kad jinai atrodė daug jaunesnė negu savo amžiaus. Čia jai 13 metų buvo. Ok. Bet tokia, vaikutis. Jo, baibis visiškai. Ir ankstyvais 2000-aisiais, tai čia netrukus po to, kai persikrustė, jai tuo pačiu metu prasidėjo ir maištavimai ir paauglystės visos, plus, žinai, toks didelis persikėlimas viskas. Tai ką jin padarė, susidėjo su tokia, ne kokią vietinę grupelę, ten vaikų jaunuolių, žinai, bet irgi panašaus amžiaus. Ir ten jie tūsėsi, kol būdama 13, maždaug 12-13, jinai visiškai nuvažiavo nuo bėgių. Ten tėvai nežino, ką daryti, žinai, standartiškai neleidžia jie ten susitikti su tais draugais, neleidžia tiem draugam pasiei namus, taip toliau, žinai. Bet ką tu paaugliui paaiškinsi, žinai. Turbūt. Tai jinai toliau su jais hangoutina, pasakoje to pradėjo praleidinėti pamokas, galiausiai 2002 metais ją mokykla išvis pašalino už nelankomumą. Tai ne tik tai, sakykime, tėvai ir mokykla pastebėjo, kad kažkas su jie vyksta, bet ypač apie 13 jos gyvenimo metus, bet ir jos artimiausi draugai. Maždaug tada, kai jai suėjo 13, kaip sakykime, visiškai pasikeitė. Tai yra, jeigu žiūrėsi dokumentiką, arba jeigu žiūrėsi dokumentiką, šiaip žiūrėjau, yra dokumentika, ten gal iš 3 dalių, iš viso virš 2 valandų, bet labai įdomi. Tai jos geriausias draugas toj dokumentikai sakė, kad vieną dieną, taip grinai, žinai, jos veidas pasikeitė, tokia nustojo visiškai išraiškas rodyti, tokia visiškai, žinai, plakščia, o jos akys atrodo visiškai mirusios. Kodėl galėsim pakalbėti gal iš kiekvieno? Jeigu būsiu nuotaikoje. Tai 2003 metų lapkričio 1 dieną, kas buvo šeštadienis, Charlene čilino namie, žinai, žiūri ten kažkoks tai West Endo video per YouTube'us. Po to su sese Becky, kuriai buvo 14 metų, išėjo aplankyti mamos tam darbe, žinai, mama jai davė rankpinigių, tada jos nuėjo į Pierą, ten nusipirko McDonald'ą, ten kažką pažaidė, žinai, whatever.
Ir 6:05 vakaro Charlene sako savo sesiai, oi, čia aš varau susitikti su draugais, tai jos nuėjo į netolies esančią, ten realiai per gatvę nuo to Piero, žinai, telefono būdalį, kažkam pasiskambino, nu ir tipo išėjo, davai sudė. Kas įvyko po šito? Mes jau žinom tik tai iš CCTV visokių. Nu ir gal jos draugų, kodėl gal pakalbėsim čiut vėliau. Tai kas įvyko po to, 8:30 vakaro, jinai susitiko su drauge, nuėjo į tokį ten carousel barą kažkokį, nežinau, tipo ne baras kaip mes suprantam, bet, nu, kad draugai gali eit, žinai. Yeah. 9 vakaro jos apibūdinama atitinkanti mergaitė, matoma CCTV einanti gatve tarp to Piero ir tarp senamiesčio. Yeah. Čia senamiestis yra, kur visi take-outo shopai, visos, žinai, kebabinas ir taip toliau, čia jūra. Ir jinai eina tą gatvę su kažkokia tai moterim aukšta blondinė su ilgu paltu, kuriai, nu, kažkur virš 30, žinai, bet ta moteris niekada taip ir nebuvo surasta. O po šito jau turim tik tai vieną patvirtintą vietą, kur jie matė. Tai 11 vakaro jinai buvo matoma vėlgi netoli ten, kur prieš tai, netoli Piero ir netoli senamiesčio, bet konkrečiai Talbot Road. Kodėl šitos gatvės pavadinimas yra svarbus ir kodėl jį paminėjau, mes pakalbėsim vėlgi čiut vėliau. Okay. Nu tai žodžiu, tą dieną išeidama ten iš mamos darbo, jinai sakė, mamai, oi, tai žinai, ilgai neužtruks, ilgai neužsibūsiu, nors ir šeštadienis. Bet tą naktį ji namų negrįžo. Kitą dieną irgi negrįžo. Nu ir tada Karen galiausiai paskambino policijai. Kad dingo vaikutis. Kas prasidėjo? Aišku, tyrimas. Dingę vaikai be abejo priimami, nu, gana sustiprią reakciją, ne? Tai praktiškai visi žmonės, kurie buvo gyvi tuo metu Anglijoje, prisimena tos plakatus, nes ten jie buvo ant kiekvieno kampo, nes vaikais, žinai. Ne tik Blackpool'e, bet viso UK, nes visą laiką tai būna, kai vaikai dingsta. Yeah. Tai policija žiauriai, žinai, iš karto paleido task force, iš karto čia belekoks tai tyrimas, bet problema buvo ta, kad buvo labai nedaug patikimų tų vadinamų tipsų, nežinau, užuominų, kažkokių tai žinių. Yeah. Detektyvas seržantė Jean Besson dokumentikoje sako, kad didžiausia problema buvo ta, kad buvo labai sunku prikalbinti Charlene draugus. Mes žinom, kad jinai sakė, kad tai nusitiks su draugais, mes žinom, kas jos draugai, bet labai sunku juos prikalbinti netgi kalbėti su policija, o jeigu jie kalba su policija, tai jie sako visiškai skirtingus dalykus, jų istorijos tarpusavy visiškai skiriasi, todėl net tą pirminę, žinai, laiko juostą, kas kada įvyko, buvo žiauriai sunku sudėti. Pavyzdžiui, ten jos draugė sako, tai jo, mes susitikom, žinai, tam barenai, tam buvo su sese, mes ten kažką, žinai, pažaidėm ir Charlene sako, tai mes einam susitikti su kažkuo, bet nesakė su kuo, ir tada tipo išėjo, kita draugė sako, tai jo, aš irgi mačiau, mes buvom įsibėgę mane į kitą, ten kažkur ėjom gerti, ten kažką daryti, žinai, po to jinai pasimeta, nu tokie. Yeah. Nu tai ką, tai problemyta tame, kad visi vaikai, jeigu ir kalba, tai kalba visiškas nesąmonės, visiškai priešingai, o kodėl? Todėl, kad niekas nenorėjo kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Blackpool'e tuo metu. Nenorėjo pakliūti bėdą, kokią bėdą irgi galėsim pakalbėti vėliau. Nu ir čia, žinai, yra jauni vaikai, kurie potencialiai iš baimės nesako dalykus taip, kaip jie yra, nesuprasdami, kad iš tikrųjų realiai jie turbūt, nu, pakenkia tiek, kiek gali pakenkti, žinai, šitam tyrimui. Vienas iš pagrindinių tyrėjų byloje, Don Fraser, sakė, kad policija realiai susidūrė su melo siena, bet vėlgi, nu, kaip ir ką tik sakėm, visi liudininkai buvo vaikai, tai negali, žinai, pykti. Policija iš viso apklausė 3000 žmonių ir va šito vietoje atrado tokių, nu, sakykime, neskanių dalykų. Pasirodo, kad daug mergaičių Charlene draugų rate, taip pat ir jinai pati, buvo vaikų seksualinio išnaudojimo ir grūminimo aukos. Tiek tos mergaitės, tiek pati Charlene leisdavo laiką netoli, nu, užsiminėm turbūt, netoli visokių ten kebabinių, maisto išsinešimo vietų ir panašiai, ir pačios ten nesuprasdamas tapdavo pedofilų tapusių gerbiamais verslininkais aukomis. Kaip tai vyko? Tai Charlene ir kitos mergaitės nueidavo pas skirtingus žmonės, tos skirtingus, žinai, šopus, dėl konkrečiai skirtingų dalykų. Tai pavyzdžiui, ar tai pinigų, ar tai cigarečių, ar tai alkoholio, ar tai kažko, žinai. Jeigu būdavo hebroj berniuko, jie būdavo neleidžiama įeiti į vidų, jie turėdavo laukti lauke, mergaitės įeina, po 20 minučių grįžta su ten, nu, ko atėjo pasiimti, ar alkoholio, ar ten pinigais, ar kažkuo. Ir kas iš tikrųjų yra baisiausia,
Ir čia iš tos dokumentikos ateina šitas baisiausias, tai tos mergaitės, kuriam gali 12 metų ar 13 metų jautėsi, kad jos čia kontroliuoja visą situaciją, nes net viena policija įtyrimo metu sakė, tai mes leidžiam jiems mus glamžyt, kol mes juos apiplėšinėjam. Nu, čia toks, žinai, tipo, kad jo, aš čia kontroliuoju viską, aš jam leidžiu tai daryti, bet ant kiek tu kontroliuoji viską ir tau 12 metų, čia turi 50 metų, žinai, kažkokį tai Mohamedą. Atsiprašau. Fui. Nu, bet žodžiu, tai spėka, policija dėl to nieko nedarė. Tipo, ne tik, kad Charlene tyrimas sustojo visiškai, nes nebuvo jokių ten tų, žinai, lydų, jokių parodymų nieko, jokios informacijos, bet jie net ir dėl šito ką tik atidengto vaikų išnaudojimo žiedo ar grupės tinklo nieko labai nedarė. Tiesiog pridėjo Charlene dingusių žmonių sąrašą ir viskas, žinai. Ir ten nei kažkokius tai verslus labai daug tyra, nei kažką. Bet, aišku, nekalbėtumėm apie šitą istoriją, jeigu nebūtų kažko daugiau veikia. Tai 2006 metais jie pradėjo pagaliau žiūrėti policija pradėjo pagaliau žiūrėti į Charlene dingimą kaip į potencialią žmogžudystę. Kodėl tai atsitiko? Nes atėjo tokia diena 2006 metais, kai iš medžio darbų, iš woodwork, išlindo toks David Cassidy. Neatsigers, kol reikės. Gavina. Tai žodžiu, iš medžio darbų išlindo toks vietinis verslininkas David Cassidy. Jo verslas buvo realiai valdyti. Atsiprašau. Vietinas tas tokias žaidimų mašinas. Ar buvo Viljamas, nes aš kai atsiskau nieko nebuvo. Jo, jisai atėjo, aš telefoną mus filmavo. Nežinau, gal su mama kalbu. Su tavo. Linkėjimai Lindai. Tai šitas David valdė vietinę žaidimų mašinas, nežinau, kiek atsimena iš laiko Anglijoje, kad ten labai populiaru ir baruose, ir bet kokiam tai ten, bet kokia parduotuvė turėjo tos slot mašinas, kur tipo leido laiką, žinai. Tai jisai, kadangi užsiminėjo tuo, realiai žinojo visus vietinius verslus, nes dauguma vietinių verslų turbūt naudojo paslaugą. Nu ir šitas Cassidy atvaro į policiją ir sako, yra tokie du vietiniai kebabinės savininkai. Toks kem 2 metų Mohamed Raveshi ir toks 29 metų Ayadas Albutikis, kurie nužudė Charlene. Toks va. Lengvai taip atėjo, ar toks? Jo. Tai Albutikis, tas jaunesnis, buvo kilęs iš Jordanijos ir jam priklausė vietinė kebabinė pavadinimu Funny Boys su Z. Kuri buvo viena iš garsiausių gatvių, kurioje buvo dauguma teikautų, kurie buvo jau pagarsėję ar atidengti labiau kaip tie, žinai, pedofilijos restoraniukai. Ir tai buvo, kur? Tai buvo Talbot Road, kur jinai buvo matyta paskutinį kartą. Ir jisai buvo žinomas be to, kas turėjo tokią buminą kaip žmogutis, kuris realiai matomas mieste, ar tai įsisodinantis jaunas mergaitės savo mašiną važiuojantis, ar tai platinantis narkotikus, nu toks, žinai. O Ravešis, tas jau vyresnis, buvo iš Irano, žinomas vietinis verslininkiukas ir kebabinės tos Funny Boys bendrasavininkas, bet turėjo daug kitų verslų, gal 30 nekilnojamo turto objektų, Blackpool, toks, žinai, prasikalęs. Nu, o šitas mūsų Davidas Cassidy, aišku, buvo baltas ir patikimas dėl to, ne? Tai aišku. Ai va, čia buvo trigger warning, kas bus rasizmo. Net netiesioginio rasizmo, bet implianto, tipo, žinai, tokio siūlytino. Nu tai ką tas Davidas sako, jis sako, man šitas Albutikis pats socialiniam kažkokiam tai socialiniai aplinkoj pasigydė, kad jisai nužudė Charlene, o Ravešis jam padėjo. Nu ir tipo istorija, kurias papasakoti tokia, kad abudu ir Albutikis ir Ravešis miegojo su jaunom mergaitėm ir kažkaip tai buvo, kad ten ar tai paskutinę jos naktį gyvos, jie buvo su 3 mergaitėm, iš kurių viena buvo Charlene, joms tam buvo 12-13 metų ir Charlene jau tipo užteko jau ją, jinai sako, davai nebereikia ir aš jis skūsiu. Ir dėl to Albutikis, aišku, ją pasmaugė. O ką padarė Ravešis?
Ravešis padėjo atsikratyti kūną. Tai tokia buvo Davido versija. Vėliau, kai jau buvo paviešinti šitie įtarimieji, istorijų buvo belekiek, kaip ten viskas įvyko, tai ten, kad jai sulaužė stuburą, Ravešis perleido ją per tą jau ne industrinę, bet jau, žinai, savo kebabinės mašiną. Mėsos malimo, ta prasme? Jo, sumalė ir įdėjo į kebabiukus Funny Boysuose ir sunaikino klientėlėm. Kita istorija, šiaip susijus buvo, kad Blackpool'e grinai kažkas valgė, tai kebabiniai žiauriai ten susirgo, nunešė likus kebabą ištirti, ten rado žmogienas jame, žinai, kažkaip žmogus produktą. Nu ir aišku, buvo visokių kitokių istorijų, kad ją sugrūdo į sieną Funny Boys, nes kažkaip ten buvo, kad maždaug tuo metu, kai prasidėjo čia, kai jinai dingo, ten naują sieną pastatė Funny Boys'as, nu, tipo, žinai. Belekiek istorijų, kol niekas nėra patikrinta, nu, tipo, kaip faktas, tai čia, nu, visą laiką taip būna, ne? Yeah. Nu, tai ką, tai prasideda tyrimas, policija pasikviečia būdų šitų žmogučius. Aišku, jie būtų neigę, net neigė, kad matė tą Charlene, neigė, kad iš vis ją pažinojo. Viskas, žinai, čia mes nekalti, nežinom, kas vyksta. Esminis dalykas tai, kad kol juos apklausinėjo policija, jų mašinytas ir Ravešio butuką pridėjo blakyčių pasiklausimo įrangos, nu ir važiuojam. Ir tai prasidėjo 24 valandų per parą, 7 dienų per savaitę įrašinėjimus, kuris iš viso truko apie 4 savaitės. Tai kol čia, žinai, mes įrašinėjom, nieko labai daug nevyksta, darom tyrimą tolimesnį, nu ir to tyrimo metu pasirodo, kad Ravešis ar Albutikis buvo jau žinomi policijai prieš tai, kai Cassidy'as juos įskundė. Kai buvo originaliai 4 ar tai 5 metais atrastas tas vaikų išnaudojimo, žinai, tinklas, jie realiai buvo pagrindiniai įtariamieji, kad yra boseliai to tinklo. Ar kažkas kažką dėl to darė? Ne. Ne. Ir tyrime kažkur šituo metu beveik iš karto atsirado ir kabliukas. Pasirodo vienas iš tyrėjų, Don Fraser, apie kurį jau kalbėjom šiek tiek, žinojo apie Ravešį ne tik iš, žinai, ten kažkokį tai policijos raportą, bet ir šiaip iš anksčiau. O kodėl? O todėl, kad pagal tuo metu medijoje plaukiojančias istorijas, šitas policininkas Don Fraser buvo Ravešio bestukas. O! Ravešis gyvena netoli Don Fraserio, ten literaliai tiesiog neturi prasme per porą durų, žinai. Ir kažkuriuo metu atsitiko taip, kad Ravešis buvo pagautas savo namie su 2 9-metėm, žiūrint porno. Nu, na. Ir kai jį pagavosi iš Ašku, sako, čia nesusipratimas, čia jos netyčia pačios jungia tą porno, čia aš ne prie ko, žinai. Gerai. Ir žodžiu, ir kažkaip jaučiu, kai atsirado, nu, žinai, įvyko tai, jisai ten ėjo pas tą Doną ir sako, seniukai, ar gali pagelbėti. Seniukas nepagelbėjo. Seniukas tai yra Donas Fraseris, nepagelbėjo. Kodėl tai? Arba dėl to, kad buvo geras policininkas ir šlykštų jam buvo, o gal dėl to, kad iš tikrųjų visai jie nebuvo bestukai. Kas juokinga, tai jeigu žiūri dokumentiką, nu čia toksai vėl, žinai, vienur sako bestukai, kitur sako nebestukai, žiūrėjau dokumentiką, kurie buvo yra kalbinami Ravešis ir tas Donas Fraseris, ir žinok, tiek juokinga. Na, ypač tam kontekste, kad ten daug kas sakė, kad jo, čia bestukas ir dalis tyrimo buvo labai, nu, tipo, kompromisinta dėl to, kad toliau čia atsirado tarp jų tas ryšys, nes dokumentikoje Donas tai, nu, ten gana mandagiai sako, žinai, aš tiesiog su juo ten civilių santykius palaikiau, nes, nu, tipo, kaimynas, bet ten man visi sakė su juo nebendrau, nes, žinai, kaip čia tas toks, nuolia tamsesnis musulmonas, žinai, gyvena mūsų gatvėje, čia šlykštų pamojame, žinai. O Ravešis. Apie Ravešį toliau pakalbėsim, bet jisai toj dokumentikoje apšėja popofino. Sako, pradžioj tai visos mano problemos gyvenime, bent jau nuo tada, kai atsikraušiau į Blackpool'ą, kilo tik tai dėl Dono Fraserio ir dar Dono Fraserio nestovi. Taip, karalius. Šiam 7 metų, bet tokį, žinai, šovė, jam nestovi. Ir jo žmona buvo mane įsimylėjus ir norėjo su manimi miegoti, nes jam nestovi. Nu, žodžiu, tai bestukai, nežinau, bet kažkurioje vietoje įvyko kažkoks lūžis tarp jų. Nu, tai žodžiu, tai dėl tų 2 9-mečių buvo parašytas policijos pareiškimas. Nu, ir tu galvotum, kaip kad Ravešis biški atsipūs, biški, žinai, apsiramins. Nes tos daryti nesąmonės, ne. Ravešis vietoj to, kad biški apsiramintų, ką jis padarė. Tai nuėjo ir pridavė aplikaciją, paraišką tapti globėju.
Ir blogiausia, ir tai tau daug ką turbūt pasako Blackpool'ą ir visas tas valstybinės sistemos tuo metu, tai kad tas jo pareiškimas buvo priimtas ir jisai tapo globėju, kas reiškia dabar visokie jauni vaikai, turbūt ten pagrindinė norėjo jaunų mergaičių, jos buvo priverstinai dedamos jo namus, laukti, žinai, ten ar tai naujų namų, ar tai iš ko, nes jis tipo nėra kaip įtėvis, bet... Jo, laikinos. Jo, laikinos globos. Tai va, tai nors mes turim pranešimą policijai apie tas 9 metais, mes dabar turim jaunas, paauglės panas, kurios siunčiamos gyventi su juo. Nu ir žinok, yra ten video, kuris jau, pavyzdžiui, sode pats nusifilmavęs, kaip ten šoka su ir mažom mergaitėm, ir ten su vyresnėm gal įsesė, nežinau, ten kelios panašius yra. Ir jis ten, žinai, tipo, oi, kokios tavo gražios kojos, duok bučkį, žinai, iki šviesą, čia kad geriau matytumės. Nu ir net iš balso jaučiasi, kad, nu, nėra jisai tiesiog kaip globėjukas, sako tos dalykus. Ir šiaip, nu ir taip, žinai, nėra labai dviprasmiški tie žodžiai, bet jis to tokio, nežinau kaip įsivaizduoti, bet tokio prikimusių, ką tik nuleidusio katino balsu, žinai, taip, nu, taip šlykščiai, taip pamoinai, taip, Bet jeigu norėtum pasižiūrėti, kaip tai skamba ir atrodo, tai vėlgi dokumentika yra tas visas tas juostas. Nu, žodžiu, be šito vėliau, tai jau po daug metų, viena iš tų buvusių mergaičių, kurios su juo turėjo gyventi ir liudijo, kas ten su jie miegodavo vienoj lovoj, žinai, kartais yra pabudus su jo pirštais, toj tam tai. Tai žodžiu, tikrai iš tuo kontekstu labai keista, kad dar pačiais 2003 metais, kai dingo Charlene, niekas nežiūrėjo iš tuos čiuvakus, kurių kebabiniai, nes jau pagal liudininkus, jų kebabiniai Charlene buvo matyta, pagal kai kurių paliudimus netgi jinai buvo matyta už prekystalio, tai ten liudininkai sako, iš pat pradžių sakė, kad yra kažkoks ryšys, bet policija nieko nežiūrėjo, nekreipė dėmesio. Žodžiu, nepamirštam to, kad rašinėjom jų komunikacijas, ne? Nu ir po 4 savaičių tyrimo policija turi 52 audio įrašų juostas, kurias klausyti apsiėmė detektyvė seržantė Joan Besson. Ir pagal įrašus buvo girdėti, kaip pirmas porą dienų, realiai po tos jau priminės apklausos, ten tie vyrai kažkaip, žinai, sunerimę, kalba labai ten daug apie tą tyrimą, nu, bet taip, žinai. Po kas čia vyksta, čia, nu, tokie. Inconspicuous. Nu, tada praėjo kažkiek laiko ir jie kaip ir atsipalaidavo. Ir jau Jan išgirdo tokius perliukus kaip aš ją nužudžiau. Aš nužudžiau tą mergaitę. Bei nesijaudink, jie nieko neras. Taipogi, ji čia mirė. Kodėl tu ją nužudėjai? Taip pat, kaip Ravešis sakė Albutikui, tu ją dulkinai, o Albutikis sakė, taip, bet kas tai paliudys. Smagiausias įrašas buvo apie tai, kad kaip Albutikis labai pakiliai paaiškino, jog Charlene buvo sukapota, sumalta ir sudėta į kebabus Lazy Boys kebabiniai, tai vadinasi Cassidy's ne tiek kaip suprato. Visgi po savaitės ar kitos jų balso tonai tos įrašuose pradėjo, žinai, šiek tiek tai kisti, tapo pilni streso, sunerimę, Ravešis netgi turėjo ten tokį emocinį lūžį, kur įrašyta, kaip jis ten raudoja. Kodėl toks pasikeitimas? Ar dėl kaltės? O gal dėl to, kad jeigu jie nekalti, tai tiesiog spaudimas juos privarė prie, žinai. Na, žodžiu, pažiūrėsim tam. Tolimesnis tyrimas. Policija ir toliau dirba prie tyrimo, surinko daugiau medžiagos. Ir ten vėlgi paaiškėjo, kad Ravešis, kadangi buvo turtingas ir turėjo daug ten verslų, pasiūlo jaunom mergaitėm darbus ir tada jas išnaudodavo, nebūtinai ten jau pilnai seksualiai, bet žinai, vis tiek nepridaramai glamžydavo ir panašiai. Albutikis buvo dar geresnis. Vieną naktį tokia panikė gėrė, suprantu, su draugeliais ten irgi gretimoje gatvėje, nu centriuke. Gretimoje gatvėje nuo to Lazy Boys, Funny Boys, whatever they're called. Jinai geria su draugais, nusprendžia apsivaryti klubą, jinai biškai per girta, klubas jas neįleidžia, jinai galvoja, nu gerai, varau įsiblaivyti. Nuvaro į Funny Boys, užsisako kavytės, geria tą kavytę, jaučia kaip silpsta, žinai, jau truputėlį praranda balansą, nu ir tada pabunda, po kažkiek laiko pabunda nepažįstamam kambarį, visiškai nuoga. Tai ką, aišku, šokas, susirenka manatkės, žinai, ir bėgt. Susirenka manatkės bėgti ir girda, kaip Albutikis rėkia kažką iš paskos. Nu ir jinai, aišku, pranešė policijai iš karto, tą pačią dieną. Kai buvo pradėtas tyrimas, tai jo telefone net buvo rastas video, kuris jie prievartauja. Bet žinai, policija niekad iki teismo taip ir nepriėjo su šituo, nes
Albutikis, pirmas dalykas, aišku, neigia, kad čia prievarta, tikrai čia viskas buvo, žinai, susitikimu, o policija paklausė to video ir ten vienoje vietoje dejuoja, nes turbūt, žinai, prifarširuota kažko, tai nereiškia, kad tu negali skleis garsų, ypač jeigu skauda ar kažką. Tie aš girdau, kad nedejuoja, jie sako, nu tai čiūjų jai patiko, čia vis tiesiog pripiso ir, žinai, prigeria ir žinai, ir ko tu norė. Tai žodžiu, tai nieko mūsų albutikiui po šito neatsitiko, nors tai ir vyko tam tarpe tarp 2003 ir, žinai, ir 5-6, atsiprašau. Žodžiu, čia toks įlyrinas nukrypimas. Tai Charlene turim... Brownie bad. Brownie bad. Labu. Žodžiu, Charlene tyrimas toliau vyksta, šitas albutikis ir Raveš eina intervus, bet visur ten išlieka ramus, žinai, istorijos visus sutampa, jokių pasikeitimų, viskas kaip ir okei. Jeigu atsimenu, tikiuosi, kad atsimenu po tų garsų įrašų, ten, kur mes perliukus buvom išsirinkę, šita seržantė Jan buvo pilnai įsitikinus, kad Charlene buvo nužudyta Ravešio namie. Tai ką jie padarė? Tai jie nusprendė daryti teismo ekspertizę, ne? Tai teismo ekspertai atliko išsamą kratą Ravešio namie, nes įrašuose buvo girdėta, kad kodėl tu ją nužudžiai čia, bla bla bla. Tai jie atliko kratą ją namie, bet mes turim prisiminti, kad čia buvo 3 metų skirtumas nuo tada, kai jinai pradingo, ir nuo tada, kai jau Ravešis buvo pradėtas kaltinti, o standartiškai, statistiškai Charlene turbūt mirė tam per kelias valandas po to, kai pradingo. Tai aišku, tos kratos metu nieko nebuvo rasta, nei jokio DNR, nei jokių žymių, nei nieko. Paminėtina, kad jo butas buvo visiškai naujai renovuotas, pasirodęs toks nagingas bičiukas, buvo visiškai viską, žinai, sienas perdažė, lubas perdažė, grindis perklojo, plintusus pats susidėjo, nu žodžiu. Visiškai nauja chatelė, ar tai sutapimas? Nemanau. Tai 2007 metais byla priėjo iki teismo. Kaltinančioji pusė realiai galėjo remtis pagrindinė tik tai 2 dalykais. Tai balso įrašais ir Cassidy liudijimu. Ne? Kaip sakiau, nebuvo visiškai jokių ten ekspertizės, jokių ten DNR rodymų, visiškai nieko išskyrus liudijimą ir įrašus. Ir teismo metu pasirodė kas? Pasirodė, kad tas mūsų Cassidy, pagrindinis liudininkas, irgi nebuvo toks šventas. Pirmas dalykas, jo leidimai skirtingose proceso etapuose truputį skyrėsi, sakykim. Datos ir laikai skyrėsi, kada ten jam tas jau albutikis pasakė. O per kryžminę apklausą jo ten žodžiai po tą kebabų komentarą, nes albutikis jam sakė, kad sutrynė jai kebabus, bet per kryžminę apklausą ten kažkaip apšiai išvertė, kad net ne taip visiškai skambėjo, kaip per pirmus parodymus, dėl kurių ten realiai, žinai, juos suėmė. Ir, sakykime, karūnuojantis briliantas buvo tai, kad vėlgi kryžminės apklausos metu jo parodymai apie tai, iš kur jis sužinojo apie žmogžudystę, pasikeitė nuo to, kad kai jis atėjo į policiją, jis sakė, albutikis man pats pasakė kažkaip ten socialinėje aplinkoje, o per kryžminės jis sako, realiai albutikio brolis Tarikas man papasakojo, kaip čia viskas vyko. Kas, sakykime, nėra gerai, ne? Jo. Be šito Cassidy turėjo ir senesnių kriminalinių bylų, iš kurių kelios buvo apie nenuoširdumą, tipo dishonesty, žinai. Aha. Tai va, o Ravešas dar sako, tai man Cassidys šiaip realiai kelias dienas dirbo, bet dirbo labai blogai. Tai mes ten biškai susipykom, aš jam biškai pystelėjau snukutę ir jisai dėl to iš keršto nuvarė policiją ir žinai, apkaltinamus. Tai dėl viso šito, dėl to, kad Cassidy buvo pagrindinis liudininkas, prisiekusieji, aišku, nėra įtikinta, ne? Fair enough. Ir be šito buvo kita labai didelė problema. Tai pirmas dalykas, garso įrašai buvo žiauriai blogos kokybės, vėlgi. Dokumentikoje yra, jie labai ten išsamei pagrojami, žiauriai blogos kokybės, jau realiai tos, žinai, kur yra tas Janiai ir Janet, ar ten kažkas, tu girdi, ką tu nori, ten, ar vapšė nieko negirdi, bet ten kažką sako. Tai įrašai buvo žiauriai blogos kokybės ir
čia buvo, antras ir vienas iš 2 pagrindinių ir paskutinis siūlas, kuris laikė tą bylą, ne? Kaltintojų. Patys transkriptai buvo padaryti tos pačios seržantės Jan ir jie irgi turėjo savyje ten dalių klaidų ir to rezultate. Tai, žinai, prisiekusėjo, sako, mes negirdim tai, kas čia yra užrašyta, mes nesame įtikinti Cassidy, kaip, žinai, gerų charakterių. Bet jie galvojo, kiam 9 valandas, tai gana ilgai, bet po kiam 9 valandų vis tiek negalėjo prieiti prie sprendimo. Ir, žodžiu, buvo kaip ir, mistrial. Nėra sprendimo, ne? Yeah. Tai kaltinančioji pusė, aišku, tikisi, kad bus naujas teismas, tas vadinamas retrial, bet tiek gynyba, tiek teisėjas, tiek patys vyresnieji jau tos pačios policijos pareigūnai susijęs su byla iškelia daug problemų susijusių su įrašais. Nes jeigu dabar šitoje situacijoje, jeigu yra tas retrial, Cassidy kaip liudininkas, jau nelabai mes jį stumsim, tai vienintelis dalykas, kuris liko, tai yra įrašai. Patys policininkai teisėjas sako, jis turi daug problemų su tais įrašais. Ko pasakoje prasidėjo CPS tyrimas. Crown Prosecution Service, Williamas mėgsta įvadinti Children Prosecution Service. Kas šiaip visai susijęs su šitą. Tai žodžiu, tai to procese buvo pasamdyta tokia teismo ekspertizės audiologė Elizabeth McClelland, kuri išklausė visus tos įrašus, ir ką jinai patvirtino išklausus tos įrašus. Kad visus tos įrašus klausė ir transkriptus darė seržantė, kuri pagrindinė tyrė tą bylą, tai viskas, kas buvo tuose transkriptuose, įskaitant visus mūsų perliukus apie aš ją nužudžiau, mes ją sutrynėm, bla bla, buvo tiesiog confirmation bias, tai šališkumo patvirtinimas, žodžiu, girdėjo, ką norėjo girdėti, vėlgi, nes kokybė buvo tokia bloga, kad tu gali realiai. Kaip ir tas Jenny, whatever. Tai ką, tai praktiškai kiekvienas inkriminuojantis sakinys buvo visiškai paneigtas šitos mūsų audiologijos. To pasakoje vaikų kaltinimo paslaugos CPS metė tyrimą ir nusprendė, kad nebus jokio to retrial, naujo teismo. Gerai, manau, galima važiuoti. Tai žodžiu, tai CPS metė tyrimą, nusprendė, kad nebus jokio naujo teismo, nes vienintelis dalykas, kuriuo kaltintojai galėjo kliautis, negalėjo kliautis dėl to, kad pirmiausia, kaip sakiau, kokybė buvo bloga, antra buvo tai, kad sudėtinga, žinai, vėlgi mes turim žmogų iš Irako, žmogų iš Jordanijos, tai mes turim anglišką, arabišką akcentą, žinai, ir tai ir jau iš savęs yra sunku skaityti, ypač kai yra toksai blogas, žinai, bloga kokybė. Ir galiausiai tie transkriptai buvo šudini, tu transkriptų iš naujo negali padaryti, nes visas tas, žinai, chain of command ir taip toliau, pagal procesą viskas vyksta taip, kaip vyksta. Tu turi kriminalinės bylose vieną šansą panaudoti kažką ir jie biškai susifeilina. Tai ką, antro teismo nebus. Tuo tarpu IPCC, čia ir kita jau vidinio tyrimo komisija perėmė tyrimą ir nusprendė, kad ta mūsų Jan, jos transkriptai buvo nepriimtini. Tai kas buvo padėta, kas buvo padaryta, jai buvo pradėtas disciplininis procesas, kurio pabaigoje jinai buvo pripažinta kalta dėl blogo elgesio ir jinai buvo priversta atsistatydinti iš policijos vapšė. Vieno kad, taip, ten kažkaip nutipo, kad turėjo tą patvirtinimo šališkumą. Bet užteks apie šituos, grįžtam prie mūsų vyrukų, tai proceso pabaiga. Ravešis ir Albutikas buvo ne tik tai, kad paleisti be naujo teismo, bet jiem abiem buvo sumokėta po 250,000 kaip kompensacija. 250,000 britiškų karūnos pinigėlių? 4 milijoną, matai. Nors mes žinom, kad, tikimybė turbūt, kad daidarė. Jo! Tai ir dar labai buvo faina vėlgi, kai žiūrėjau tą dokumentą, kad tas jau Albutikis, o Ravešis sėdi, žinai, ir jie ten kažko paklausė, kad tipo, jo tu buvai dėl to teismas, išteisinęs, whatever, bet kaip tu jautiesi bendram kontekste, tipo, kad dingo mergaitė, ir mes, žinom, kad jinai susietas su tavo šopu ir taip toliau, žinai, kad jinai tam buvo. Ir jisai tokį šovė man apšė pohui, aš neduodu nei vieno fucko, jinai gyva, jinai numirus, kas ją nužudė, kas jos nenužudė, kur jinai yra, kas jinai tokia yra, taip žiauriai neskaniai, žinai. Yeah. Atrodo, tai jeigu, vis tiek tai turėjo paveikti tavo gyvenimą, ypač jeigu tu nesi nekaltas.
Ir tas įdėti dokumentikoje apie tą mergaitę, ir sakyt, man apšia epochai. Toks fainas žmogus, jisai pats iš savęs tikrai matosi. Tai labai faina irgi, kad išėjo laisvas ir su 400 milijonų. 400 milijonų už... Nu, aš suprantu, gal iš kur tai ateina, žinai, nes jie nebuvo nuteisti ir čia vis tiek tokie rimti kaltinimai ir tai, bet tisis nesąmonė. Nu, o Albatikis, mūsų kitas berniukas, išėjo iš kalėjimo pakeltą galvą 2007 ar 2008. Irgi savo 4 lemo ir 2011 vėl buvo suimtas ir nubaustas, bet liktinai dėl to, kad iškirto su galva 12 metą. What the fuck? Ar mes neturim įrodymų, ar mums neužtenka? Nu, suprantu, kad legaliai neužtenka, bet prasme, iškirto 12 metą su galva. Už ką? Neskanus kebabas sako, o dieve, atsiprašau. Nu tai žodžiu, taip mūsų jau šitiem kalinamiem viskas zaibysana, o visiems likusiems žmogučiam ir taip sugriuvę gyvenimai dar labiau sugriuvo. Nes spauda pradėjo realiai rasinį karą Blackpool'e, nu nes vėlgi turiu, žinai, baltą mergaitę, 2 tamsesnius įtariamuosius, tai čia ir tas, žinai, eina bangom ir atsiliepia bendrajų tai community, nu žinai, visiems, sakykime, musulmonam ar ten vidurinių rytų žmogučiam. Nu ir pradėjo šiaip rašinėti siaubingus straipsnius apie visą šitą procesą ir ten, žinai, sako, kalba apie Charlene ir sako, jinai leisdavo laiką kebabo parduotuvėse ir užsiiminėdavo seksu su jo darbuotojais. Tarsi, jeigu kažkas kažko užsiiminėdavo, tai tie kebabinių darbuotojai užsiiminėdavo prievartavimu 13-metės. Nu, bet spauda, žinai, taip šlykščiai. Tai va, tai teisybės nebuvo, už Charlene mirtį nieks nesėdo, po savaitės nuo teismo Karen, ta Charlene mama padūrė savo vyrą su virtuviniu peiliu. Bet nemirtinai. Greičiausiai jis tiesiog įbėgo jos peilį. Jo, po to jie, pagal tikrą britišką madą, jie ėjo į Jeremy Kyle show, ten tą jau pamazginį paplavimą, visiškai išūdiniausią show pasaulyje. Ir jinai ten sako, tam intervą, kad jinai padūrė, nes jis ten kažkaip tas tėvas pasakė, kad jis džiaugiasi, kad Charlene mirė. Nu irgi, tai sorry, nuliūdinsiu, kad dar nepabaiga, bet biškelį turėsim pakalbėti apie šeimą. Domina. Nu, tai žodžiu, 18 metais šita mūsų mama Karen dar ir knygą parašė, parduota paslaptyje, Charlene Downs nužudymas, nežinau, neskaičiau neįdomu, nes pasižiūrėjus tą jos mamą, tai neatrodo, kad ten. Tai va, o 2014 metais šaltų bylų detektyvai iš naujo paėmė šitą bylą, nes mes vis tiek visi žinom, kad čia buvo tie dučiuvai, mes I know they did it, we just can't prove it. Jo. Tai kol kas ir šitam tyrime nieko neturim, bet apie ką mums reikėtų ir būtų svarbu ir tikslinga pakalbėti, nors intuicija mums turbūt gana stipriai rodo į tą albutiekį ir tą revešį, tai mes turėsime pažiūrėti pačios Charlene šeimą. Tai pradžiai pirminiai klausimai, kurie man kilo nuo pačios pradžios šitos istorijos, tai kai tu turi vaiką, kurį išmeta iš mokyklos ir nieko apie tai nedarai. Nu, nes jie išmeta iš mokyklos, tai jie nieko apie tai nedaro, ką tu turi galvoju, žinai. Tada vėlgi mama padūrė vyrą, suprantu, ten vis tiek vaiko netekai, gal žinai stresinę situaciją, taip tariau, bet irgi kažką sako apie aplinką. Bet čia ne viskas. Charlene šeima, tom vadinamam vaikų apsaugos paslaugoms ar socialiniam paslaugom buvo žinoma ir tyriama. Jinai buvo jau nuo 2001 metų, tai dar gerokai prieš Charlene dingimą. Pasirodo, kad pavyzdžiui pačios Charlene dingimo metu jos 14-metė sesė, ta Becky, gyveno namie, o su tėvų draugu, kuriam buvo virš 50 metų ir jisai buvo jos boyfriendas. Ir ta prasme, jis buvo tėvų draugas ir tėvai patai žinojo, ir jam buvo zaibys. Čia toks pirmas. Čia dar ne viskas nebėjo. Tada mes turim nulykintus pranešimus vėlgi socialiniam paslaugom, kad kažkoks tai vyras, kuris buvo šeimos draugas vėlgi, bet be buvimo šeimos draugų buvo ir registruotas seksualinis nusikaltėlis. Irgi gyveno su jų šeima ir jisai nepridaramai elgėsi su Charlene ir jisai net mamai, tai Karen, prisipažino, kad sumokėjo Charlene už tai, kad jinai padarytų jam rankdarbį. Dievinu vertimą, bet nedėvinu situacijos.
Ir mamos, toks žurnalistas dokumentų, man paklausė, ar taip iš tikrųjų buvo, kad tu prisipažino, kad davė jai pinigų už rankdarbį, jis sako, ne, apie rankdarbį nieko nežinau, bet man sakė, kad ją buvo įsimylėjęs. Ir jam irgi 50 metų, jai 14 ir mamai viskas sakė, su tuo, fine. Tada tėvas, Charlene draugai, visa aplinka, visą laiką sako, kad tas tėvas ten baisus alkoholikas ir ten smurtavo prieš tą Charlene, prie jų visų grasindavo tai Charlene ir ten tos vaikus daužydavo ir mėtydavo, ta prasme, tiesiog nuo to žodžio prasme pakėlęs mėtydavo. Yeah. Kai išgeria ten žodžių balekoks tai smurtautojas, ir prigeras dar ir kitus visokius tai vyrelius su savim kviesdavo namo, kur augo tie vaikai. Vėlgi mes turim Blackpoolą, kur turim daug nusikalstamumo, standartiškai nenorim nieko generalizuoti, mes irgi mėgstame išgerti. Tokioje vietoje, tokiam vėlgi vienam iš tam tų prastesnių rajonų socialinių, ekonominio prasme, kiek tų žmogučių, kurie geria pabuose ir paskui eina pas kitus žmonės toliau gerti, galimai yra nelabai švarios praeities žmogučiai, žinai. Tai vėlgi pagal socialinių paslaugų pranešimus, daugiau negu vienas iš tų draugų, kuriuos į tamdavos atgal namo liesdavo jo vaikus nepridaramai. Apie tą laiką, kai jinai dingo, įskaitant tą dieną, kai jinai dingo, buvo toksai Ray Monroe, vienas iš šitų čuvakų, kuris tiesiog prisinampa namo. Ir jisai buvo vietinis bičelis, kuris tuo metu buvo kaltinamas ir laukia teismo dėl 4 skirtingų 10-mečių tvirkinimų. Bet jos tėvas, žinai, su juo kažkaip susidraugavo, parsivedė namo, ir jis su jais gyveno, ir gyveno tuo metu, kai dingo Charlene. O keisčiausia tai, kad jos tėvas 4 dienos realiai po to, kai jinai dingo, buvo net tam galutiniam jo teismo procese posėdį, kur jis buvo nuteistas už tai. Yeah. Tai vienas tėvas žinojo apie šitą bičelį ir tai, kuo yra kaltinamas, ir vis tiek, gyventi su mano vaikais pokai. Tai va, tai pabaigai, paskutinis toks, žinai, mama visą laiką sakė, kad skambino policijai sekančią dieną dingimo. Tai vadinasi, Charlene dingo šeštadienį, Karen sako, aš skambino policijai sekmadienį. Visgi pasirodo, kad pagal 999 įrašus, jinai skambino tik tai pirmadienį, kas yra 2 dienos po to, kai vaikas dingo. Vėlgi dokumentikai sako, žinau, kad ten turi praeiti 24 valandos, nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vakaro, bet vis tiek, tai tu sėdėtum, lauktum tas 24 valandas 1 minutę, tu skambini policijai, jinai palaukia pirmadienį. Ir vėlgi ten, žinai, grojo tą audio. Ir taip pat mes, tai jo, mano vaikas dingo, žiūrėkit, jūs gal galite čia biškai greičiau viską daryti, nes man reikia išlėkti biškai. Rašykit, žinai, protokolą, čia kažkas, jūs man reikia biškai išlėkti, ar galim, greitai, čia greitai, ant greito susidarint telefoną, ir, žinai, tai toks yra. Ir net, žinai, dispečeris sako, tavo kitą metą dukra dingo ir tau kažkur reikia eiti, tu nebesvaikal. Ir paskutinis dalykas, tai 13 kartų per 12 mėnesių iki savo dingimo jinai buvo pas NHS, tai mūsų gydytojus ligoninėse dėl įvairių ten sumušimų ir žaizdų. Didžioji dalis, kurių buvo ant vidinių šlaunų, taip pat supranta. Mama sako, nieko apie tai nežinau. Charlene sakė, kad jie ten kažką apačioj skauda, bet tikrai nesakė, kad čia dėl kažkokio tai susaksu susijusio dalyko. Tai va, bet žodžiu, pasirodo 8 dienos po to, kai jinai dingo ta mūsų Charlene, policija nusprendė, kad net jeigu jinai bus rasta gyva, jinai nebus atiduodama savo šeimai, o bus po to policijos laikinoji globoj, kas realiai mums pasako labai daug apie tai, ką mums reikia žinoti realiai, apie šeimą ir aplinkybę. Anyhow. 2018 vienas žurnalistas surado naują tokį lydą, kuris siejasi su tuo mūsų senu įtariamu Albutikiu. Tai šitas lydas buvo čiuvas, kuris 6 mėnesius sėdėjo tam pačiam kalėjime kaip Albutikis ir Ravešas, kai jie laukia teismo. Ir šitas mūsų šaltinis sako, jo, jis visiems kalėjime sakė šitas Albutikis, kad jis nužudė Charlene. Čia buvo, žinai, bendro žinios, visi apie tai žinojo. Yeah. Ir klausimas, ar ką mes į to girtusi, jeigu nebūtų iš tikrųjų prie to prisidėję, žinai. Bet čia šiaip toks interpas. Tai 2016 metais policija paleido tyrimą susijusius su šituo, jie tam bandė ieškoti vaikų, kuriem tuo metu, kai Charlene dingo, 2003 metais buvo tarp 12 ir 15 metų, ir surado 340 iš viso vaikų, dabar jau suaugusių, kurie buvo seksualiai išnaudoti tuose vietinėse takeoutuose, tuose vietinėse, žinai,
kebabinės ir taip toliau. Ir net ir šiandien tas tyrimas, jie ir toliau, žinai, laukia žmonių, kurie ateitų į priekį. Ir policija bando tvarkytis ir crackdownant tą paslėptą, žinai, vaikų išnaudojimo problemą, bet nežinau, kiek jie turi parodyti, žinai, ties tuo. Tai va, tai o Charlene mirtis, nu tai vėlgi, šiaip įdomi istorija, bet yra tik tai icebergo viršus, nes mes turim belekiek tokių pačių istorijų apie tos pedofilų žiedus, tinklus ir ten Rochdale, ir ten, nežinau, Brentfordą, Rotterdamą ir Newcastle ir taip toliau panašiai. Ir visus vienyje tas pats, kad mes turim. Ir čia jaučiuosi negerai tai sakydama dėl to, kad visi mano bosai yra musulmonai ir dažnai tamsesnio gimimo žmonės ir šitą nuoširdžiai myliu, bet ką turiu pasakyti, jie tikrai yra žiauriai geri melagiai. Ta prasme, žiauriai geri melagiai. Mūsų klientai, aš viską ėdžiau iš jų rankų ir paskui pasirodė, kad, ta prasme, visiškai papiso. Aš galvoju, kad aš turiu gerą intuiciją. Nu, anyway. Tai va, tai visuose šitos skandaluose labai panašus dalykas, tai mes turim vidutinio amžiaus vyresnius tuos jau vidurio Azijos ir vidurio rytų vyrus galios pozicijoje ir baltas britas mergaitės, tarp 12-15 metų, kurios yra iš pažeidžiamų tada, žinai, šeimų ir taip toliau. Tai vėlgi, visą laiką kalbant apie prievartavimus, grupinius prievartavimus, taip toliau ir panašiai. Tai mano išvada tiesiog yra tokia, kad nors ir buvo labai svarių įtarimų, ir dar gal ir dabar yra, nėra visiškai jokių įrodymų, nes kažkada apkaltinti vyrai buvo išteisinti, jiems buvo duota po 250 milijonų, o Charlene šeima niekada šiaip ir nebuvo paskelbti įtariamaisiais. Tai vienintelė šeimos klaida, kaip ir daugelio kitų panašaus socialinio statuso šeimų, buvo tai, kad Charlene nebuvo apsaugota ir tapo pažeidžiama tobula auka, jeigu jinai tapo ta auka. Tai va, tai o kas mums lieka? Tai tik tai neatsakyti klausimai ir mūsų pačių žarnų jausmas, apie kurį pakalbėsime. O pabaigai fun fact, Funny Boys vis dar egzistuoja, tas restoranas. Nežinau, ar vis dar priklauso tiem patiem dviem bachūram, bet Yelp reviews visiškai skerdžia. Turi 2,3 žvaigždutės ir visi komentarai yra apie kebabus su žmogieną. Trustpilot'e turi 2 komentarus, vienas sako, kad siaubingas servisas tiesiog taip, kaip nuoširdžiai, žinai, o kitas sako, kad kebabas buvo labai keistas skonio, tai irgi. Tai va, tai jeigu būsit kada Blackpool'e, būtinai užsukite Funny Boys Talbot Road ir gal pavalgysi žmogieną. Keis klaus. Jo. Oi, atsiprašau, negerai. Tai, nežinau, ar aš noriu tau dėkoti už šitą istoriją, bet ačiū tau už istoriją. Visų pirma, norėčiau pagirti tavo impersonavimo talentą, kaip tu skaitai citatas, ta prasme, nenorėjau tuo metu nieko sakyti, kad išmuš, bet tai buvo turbūt mėgstamiausias dalykas šito istorijoje. O visa aplinkui buvusi istorija, tai nekenčiu. Nu labai liūdna istorija, tarsi pradedant nuo šeimos, žinai, kurin realiai tam tikra prasme vos ne užprogramuota buvo tokiam, dėl to, kad tėvai nesirūpino. Yeah. Ir jinai tada ten atsisuko į kitus žmonės ir nebuvo geroje aplinkoje. Ir tada endapino kebabę turbūt, allegedly. Bet tai net ne tai, kad nesirūpino pagal tas visus čiūvus, kur būdavo jų namie, ar ten, kur jų, ar ten tas vyresnis, kur draugavosi, ta plėts, Becky, kuriai 14 metų buvo. Tai turbūt sudarė tą tokį, žinai, suvokimą, ypač jeigu jinai iš tikrųjų už rankdarbį gavo pinigų iš jų kažkokio draugo. Yeah. Tai visiškai normalus tos kebabinės ir ten kažkam, žinai, daryti paslaugas už ten šipsus. Nu, va čia labai baisu, kad tipo... Ir tada tėvai sako, oi, tai čia įkrito į netokią minę, žinai, ir su tais draugais pradėjo. Nu, ar tikrai mums reikia pradėti nuo draugų, ar mums reikėtų atsigręžti į save? True, tai čia tiesiog viskas baisiai nepakrito merginai. Siaubinga šeima, siaubingas tas visas miestelis, kur yra galimai tinklas daug didesnis, siaubinga policija. Ta prasme, what do you mean?
Ir tiesiog visas, nu, tipo, taip suprantu, ten įrodymai ir panašiai, nu, čia jau sudėtingoji dalis, jau ten, tarkim, vėlgi, tai nėra taip senai, kodėl tokie prasti įrašai, kyla klausimų, nu, taip, akcentas ten, nu, susideda visokių dalykų, mūsų irgi garso įrašai ne patys geriausi buvo pritam sezoną, bet tai kodėl, what the fuck? Nu, tai aš spėjau, kad, nu, tai ir dedu tos paklausimo įrangas, bet tai čia 2004 metais, tiek dar neturim tokių pasitom techninių lėmų, ir mes nesudėsim, žinai, kas ten pusę metro, tų blackout, jos kokios 3 name, ir tu ten turi ir aidus, ir daug žmonių, plus vėlgi negeneralizuojant tų kultūrų žmonių namuose labai retai būna tik vienas arba 2 žmonės, ten labai daug tas šeimyninis gyvenimas, labai daug, žinai. Ten bendruomeninis jau beveik labiau. Tai labai daug ten persidengiančių kalbų, plus vėlgi akcentas, gal jie daug, ir aš tikrai, jie ne tą pačią kalbą kalbėjo. Nu, bet žodžiu, tai... Nu, bet jau susipiso, tai nenormaliai su tais transkriptais. Bet ar reikėjo už tai atleisti mergaitę, na, mano? Tikrai ne. Ne, man net gal šlikščiausia yra tiesiog, ant kiek neįgali yra to miesto valdžia ir to miesto ten policija ir viskas, nes... Kiek rado paskui ten 100? 340. 340, kurie ten nukentėjo buvo, nu tai... Buvau šitą tai atleisti reikėtų visus, bet kas tada dirbs. Tai ir dabar, kaip žinau, labai dirba. Turėjom visus kaltinimus apie 9-metės mergaitės, pravešių ir panašiai nieko. Ir va čia yra dar vienas man labai didelis kabliukas, kur tipo... Nu mes akivaizdžiai turim, žinai, labai didelę galimybę, kad kažkas ten vyksta. Yeah. Mes turim beveik ten 99%. Tai ar negalima, čia va kaip tik neseniai skaičiau LRT, ar kur dalinos, ar Delfis gal, apie ten išsamei aprašinėjo, kaip prigaudinėjo Lietuvoje Baryga LT telegrafą, kur ten narkotikus stumdė ir užkasinėjo, ir kaip ten apsimetė ten pirkėjas ir visa kita, ir nu ten, žinai, atsekė paskui ten akauntus ir whatever. Tai ar šitoj vietoj mes negalim kažko padaryti, žinai, kur ten nusinti, nu bet čia aišku traumavimas vaikų tada būtų, bet tai gal kažkokia yra ten, pavyzdžiui, jau suaugusi moteris, kuri atrodo žiauriai jauna ir galėtų apsimest, žinai, jauna mergaitė, nu gal ten 14 metų, ir jinai nueina į tą kebabinę ten su kamera, whatever, žinai, slapta įrašų, nu tipo, ar mes surenkam tuos įrodymus, nes akivaizdžiai yra, tiesiog reikia įrodyti, kad tai yra. Jo, bet tada vėlgi čia būtų tada miestui toksai, nu, tipo, žinai, daug pinigų išleis, nes čia jau turėtų būti undercover darbas, nes vėlgi tai buvo išnaudojamas tik po to, kai vyko ilgalaikis grūminimas, vaikai to amžiaus, toj kultūrai, tos socialinės stovėsenos iš tokių šeimų hangoutina aplink kebabines ir jie, nu, ne iš karto ten, žinai, visas tai įvyksta, jie pabiški, tai nežinau. Tai, žinai, kam čia tie vaikai rūpi jie? Jei norėtų, tai galėtų. Tai tikrai galėtų, bens. Opšio pokai. Nu, žodžiu, tai tokia, skanesnė istorija, šiaip labai tokia nešvari, žinai, tokia labai... Jo, jau šiandien kebabų tai nenorės. Toksai, kaip ir nenori nieko ten, žinai, teisti ir taip toliau, bet, nu, čia šitą istoriją kind of apie tuos low life'us, žinai, nu, tipo, nes šeima ten žemiausias sluoksnis, tie vaikai irgi visi, nu, jeigu žiūriu dokumentą, kad jie kur matosi, kad jie dabar tam po kiek 35 metus, 36. Prasinarkašinę, ten pusė iš jų prostitutas, nu žodžiu, mes kalbam apie tą tokią, jau, neskanę, žinai. Bet nieko neteisim, kaip sakėm daug kartų, sekso darbas irgi yra gerbiamas darbas. Jeigu esi pilnametis. Taip, nu tai ten buvo ne sekso darbas, o prievartavimas. Nu, taip. Taip, tai kada būsi Blackpool'e, tai prašau tikrai... Atsiųskit nuotrauką mum iš kebabinės. Taip. Review padarykit, kaip kebabai. Jo. Mus jau kviečia į miestą. Pajudint klubelius. Nu, žodžiu, tai taip epizodas bus 37 valandų, tai... Ne, nebus. Neįsivaizduoju. Nu, tai gerai, tai ką mes čia turim galę pasakyti. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū Viljamui ir... Jis Patreonas bent? Sure. Ačiū Viljamui ir Evelinai. Evelinai, pačiai nuostabiausiai. Forever. Ačiū komentatoriams, kurių nėra.
Ačiū vieninteliam žmogui, kuris susirašinėjo su mumis Discord'e, nes Karolis net su mumis nesusirašinėjo. Kaip šiandien pinas lėšus atrodo, kaip pripasijau. Bet ta prasme, išgėriau tos gurkšnis, nežinau. Gal nuo to, kad penktadienis nepakankamai išgėriau. Gal jau organizmas kažkaip reaguoja, jo, kad... Nu, bet šiaip tai dar anksti, tokiu metu dar ne. Nežinau, o gal straukas tiesiog? Gal. Nu, žodžiu. Tai bet kokiu atveju, jeigu čia išklausėt, ačiū. Komentuokit, dėkit patiktukus. Pasakykit, ką kitaip darytumėt. Rekomenduokit draugam, pasakykit, ar esat buvę Blackpool'e. Jo. Ar... Žodžiu, nežinau. Apie bylą neklausiu, nes tiek nieks niekada nekomentuoja mano klausimus, sakymą. Žodžiu, kroč. You can do better and you should do better. Eikit į Patreoną, mes vėl prifilmavom, bet kiek viskas šios savaitę. Turim visai fainai ten backstage, ten behind the scenes fotkių, kurių dar niekur nepapustinam, tai gal dėsime Patreoną, tai gal žinai. Yeah. Nu ir žodžiu. Tai ta džiugia ir pakilia gaida užveikime šitą epizodą. Bye. Cheers. Do better. Einam kebabą? Jau paruošti.